padaryti unboxingą, ką naudoju, kokias mašinėlės, va, špakliuką tokį naudoju, va, čiukt, kapotas paruoštas gruntavimui, žiauriai neblogai nusidažė, kaip šveičiu, tai naudosiu oblį, tadam, laukiu dažų, šiandien turėtų spėt padaryti, nu, padaryta. Ką paėmėm dar vieną mašiną, tai vėl buferis nuo akmenukų nudaužytas, kapotas irgi va visur nudaužytas, tai čia va stogą reikės kažkaip pabandyti patepliot, paskui galinis buferis suvarytas. Ir reiks prapoliruoti. Ai, dar čia sparnus lakas pasilūpęs. Va, žodžiu. Varom į garažą ir važysim. Ką, reikia padaryti unboxingą, kaip dabar madoj. Žodžiu, užsisakiau čia, man atrodo, iš AliExpress visokių šudeliukų į garažą. Reikia pasižiūrėti, ką mums čia atsiuntė. Šiukšlytėm surinkinėti gal ir geras jisai, a? Tik šitoks, užsidėjai tokį šiukšlytėm. Čia kažkokia dėžutė. Šitas gerai. Buferiukam čia turiu aš tą aparatą kabėm. O, visokių kabėm. O, visokios tokios. Taip, čia dar. Bet šitie biški maži. Ai, gal ir gerai, žiūrėk, va. Šikšt. Pašveis. Toliau, kas. Toliau, čia kažkoks. Aš čia 2 tokius užsisakiau. Ai, čia 3 štukų, čia 2 štukų. Taip, toliau. Taip. Ai. Šitie gerai, va. Apšyva mardyt. Taukšt. Šyr. Ai, lituoklis. Buferiam irgi skirtas. O angalis yra platesnis, siauresnis. O, irgi rudim pašveist. Geras. Ir toliau čia pasiėmiau tokį rinkinuką. Visokių va, tų tokių špankyčių. Irgi būna dažnai reikia. Bet tai va. Liuks, einam darbuotis toliau. Tai dabar biškį parodysiu tokių kažkokių įdomesnių gal kažkam, gal ne visiems, bet parodysiu daug maž kaip darau aš. Nežinau, gal kiti kažkas kitaip daro, parodysiu kaip aš darau, ką naudoju, kokias mašinėlės, va kaip dabar. Tai žodžiu, Audi siardžiau, buferius abu nusiėmiau, čia kapotą biškį prasiardžiau, atsijungiau, nes aš jį nusimsiu. Nusiėmiau čia stoikių tuos gumas, nes reiks stogo viršų ten pabandyti vėl kažkaip suvest, padaryti tokią. Aišku, čia jau gaunasi kaip ir haltūra, nu, bet pabandysim padaryti. Pasakot, kaip jisai buvo nuo akmenukų sudaužytas. Yra keletą, turbūt didesnių akmenukų pagauta, keletos dobytės tokios nedidelės, tai paskiau biškį špakliuko pratepsiu. Tai dabar papasakosiu, kaip viską susišveičiau, kokias mašinėlės naudoju. Aš tai naudoju orinės, čia yra trojkė palei rūpesą ir devinkė. Tai trojkė jinai tokia yra, kur sukasi ir vibruoja, o devinkė tai jinai va, tiesiog greitai turi sukimą, su kuria ir pradedi visus darbus tokius, kaip būna nuo akmenukų uždaužyta, tai jinai tiesiog greit suka ir su ją lygesnį paviršį padarys. Jeigu tarkim su va šitokia mašinka su trojkė varys, jinai šiaip realiai yra skirta smulkinimui. Tai su ją jeigu varysi, prisidarysi labai daug dobių. O su šita, jinai kai greit suka, važiuoji taip, va, tarkim, čia įmušta dobytė yra, tai tu paimi plotą va tokį, kaip ir matosi. Va čia, tarkim, buvo viena mažytė dobytė. Aišku, nu galiu parodyti, va, tarkim, va, buvo viena maža dobytė įdaužta ir tu turi ją paimti iš toliau, kad nesigautų didelė dobė. Aišku, kažkiek biški gaunasi, nori, nenori, ta prasme, nu, su ranka labai minimaliai jaučiasi. Bet tu vis tiek paskiau naudoji gruntą ir su juo
išsilygini. Parodysiu ir kaip gruntą šveičiu tenais, papasakosiu kitus niuansus. Tai šitą yra pradinė, aš pradedu su 108 tokius darbus, neimu ten kiti ima 120, skuta, gal greičiau gaunasi, bet daug ryškių prisidarai žodžių. Aš su 108 pradedu, geriau ilgiau pažaidį, bet neprisidarai daug ryškių, kur paskiau turėsi labai daug smulkinų. Tai pradedu su 180, išsirenku tuos tokius, kur yra įdaužos, tada praeinu su 240, irgi su tą pačią mašinką, tada jeigu reikia kažkur prasišpakliuoji, čia va kaip tokios minimalios dobytės, aišku, jeigu būtų didesni mušimai, ten lygytum dar kažką, tada turėtum biškį pasigruntuoti, tada špakliutė, bet kai čia ant tokių mažų, tai tepu tiesiai ir viskas. Šiaip špaklius irgi gerai prilimpa prie metalai. Prasitepi špakliuką, ten jeigu kur kažkur minimaliai yra, susilygini, pasiemu trojkę, kur jinai suka ir vibruoja, tada užsidedu 320 ir visą plotą su 320. Aišku, 180 naudoju, kur tik tais yra, kaip pasakyti, įmušta ir tenais tik tais išsiemi. O paskiau tą visą, kur kitas dažniausiai būna va iki pusės nudaužyta nuo akmenukų, o kita pusė dažniausiai, čia yra va vienas kitas, bet jau mažiau negu šitoj. Tai tada jau čia su 240 praseini ir paskiau va su trojke su 320 užsmulkini. Tai vat, toks pagrindas iki grunto. Darau, tarkim, jeigu va nori pasišpakliuoti kelias vietas, dažniausiai naudoju mikrofibrą, pasiemu ją naują ir naudoju nuvalyti tom visom dulkėm, nes labai gerai nusivalo. Ir tada viskas gerai matosi, kur dar likę kažkokie kitokie ten įmušimai ar dar kažkas po šveitimo pasimato. Ir tarkim, prieš pat gruntavimą irgi su java praseini, tada su oru tu taip neišputi, tarkim, ir žiauriai greitai su ją bum, va, prabėgi. Su oru dabar čiučiuk praimiai, tada nuriebulintoje nusipurškiai, nusivaliai ir viskas. Ir realiai gali gruntuoti. Tai dabar tik tais prasivalau, kur čia aš pakliuosiu. Čia kelias tos dobutės, čia dar kažkokie biški buvo, sakiau. Špaklių naudoju Besos firmos, Karų Krylovas. Čia kilogramas 500 kainuoja 26 €, tai kaip ir toks neišpigiųjų, sakyčiau. Bet nežinau, man jisai šiaip žiauriai geras, jau daug metų aš jį naudoju. Turbūt jau vos ne 10 metų. Turbūt. Realiai su juo ir pradėjau, kai jį atradau, tai su juo pradėjau, taip ir dirbu su juo, nežinau. Gan nesunkiai šveičiasi, mažai prasėda. Aišku, visi špakliai sėda čia. Nežinau, kuris nesėstų. Dažniausiai visi sėda, kaip špakliuką tokį naudoju, va, čiukt. Čia man nedaug, tai va, miški. Išsimaišau, čia man kelias vietas, tik tais čia minimaliai. Ir viskas, ką, čia palauk buvo, daugiau liktais nebuvo, viskas gerai. Tai vat. Dabar reikia palaukti, išdžius, čia lengvai prašvyčiu, su tą pačią mašinėlę 9, zik, su 240, čia įsilyginu, net su kaladėlė nereikia, nes čia mažas dobytės. Špakliukas išdžiuvo, susišvyčiu ten, aplink langą. Pamačiau, kad dar prie stojkės ten yra rūdis, tai galvoju irgi prie to pačio sutvarkysiu. Ten viršui buvo kelias rūdis, įsišvyčiau. Tai ką, dabar prasišvyčiu špakliuką greitai. Tai va, deduosi dabar trojkę. Ir prašveisiu su trojkę. Su raudonu skočbraitu dar va taip, va, prieš pat jau gruntavimą. Jeigu aš cik, taip va, lengvai savo. Kapotas paruoštas gruntavimui, tai nusivalysiu,
eisiu dar tenais, susismulkinu. Ir dar čia sparno viršus irgi yra lakas atsilupęs, prieš tai rodžiau. Tai pabandysiu čia iki kanto irgi padažyti. Tai net galvoju, gal ir kitoj pusė iki kanto dažysiu. Irgi, kad šitą spalvą tokį irgi įdomi. Tai jeigu gal kažkaip nedataikys dažų, tai bent jau būsiu garantuotas, kad nesiskirs nuo sparnų ir čia perės ir bus viskas, manau, gerai. Tai va, tai čia dar susismulkinu. Tai Audi bedarant dar pasirašiau porą detalių BMW. Čia žmogus atvežė tik detalės, nes dangtį keisė, dangtis ten surudės baisiai. Šitas buvo gan geros būklės, tik buvo porą įlenkimų, tai išlyginau. Paskiau prieš dažant dar aš visą laiką, kur būna vis tiek kampiukus kažkur prašvyti, tai biški iš balionėlio su tokiu. Nežinau, man tas Arso čia nėra brangiausias, bet su juo visai neblogai. Aišku, kur metalas, tai dar su epoksitkė biški prabėgo iš balionėlio, tai va buferis. Dangtį visą laiką klijuoju, va taip va iš vidaus. Stengiasi, kad užeitų, kad ne iki pat krašto klijuojat, kiti iki pat krašto klijuojat, tada didesnė tikimybė, kad atsilups lakas. Tai va, eisiu tos dažyt. Tai Audi pagruntuota, detalės džiūna laukia. Čia biški stogas su stojke pasigruntavau. Tai va, tai nudažyt vienas detalės. Vakar nudažiau detalės. Žiauriai neblogai nusidažė. Šiukšlių išvis minimaliai, kelias. Labai neblogai, buferiukas irgi. Ledukas. Tai va, tai einam Audi šveist, ruoš dažymui. Kapotą čia, tai naudosiu oblį. Pradedu su 400. Tada kampus apeinu, tada su paprastu, su kaladė. Visą plotą praseinu. Tada kampus apeinu. Kraštus, ne kampus apeinu, tada su paprastu. Ir nusitepu pudrą, parodysiu. Ir tada su mašinėlė jau susmulkinu. Tai vat, einam trint. Welcome to forever, man. Let's go. Come on. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Tai ką, žodžiu, susišviečiau su kaladėlėm. Dabar pasiemu aš tokį 400 dar prabėgu iš rankos biški, žodžiu. Su pudra reikia išsitepti viską. Užsidedu 400 ratuką ir pradedu smulkinti. Go get them that coke, you know I got all that anthem. Come back in, what you call that add-on. Got anthems and bands with masters, getting them right like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive. One more time, this is forever, remember the legend, he never gon' die, yeah. I ain't bigger dead than alive. Tai dabar 600. I ain't bigger dead than alive, dead than alive, yeah. I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive, Just making sure that you know why, because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. Come on, here we go. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know. Tadam! Ką, penktadienis, švaros diena. Prasivalyta viskas. Grindys išsiplautos, Audi detalės paruoštas dažymui. Tai laukiu dažų, šiandien turėtų spėt padaryti, gal išeis dar ir nudažyti. Šią savaitę taip ir užbaigsim. Audi padaryta, propoliruota, surinkta, kapotas, nudažytas, buferis čia. Čia stogas pasidarė, Čia užmetimus padariau iki kanto, tai važiauriai gerai, nieks nesiskiria. Stogas irgi, viskas ledas. Čia irgi. Šiaip neblogai pataikęs, pau. Tai va. Prabėgau. Čia dar galinis buferis dažęs.
Ir va, dar vieną mašinytę pabaigtą. Eisim, reikia šitą paruošti, čia va trūkės yra. Reiks lituot. Really, I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. Legacy, this is forever. Really, I never been better. The legacy live on forever. Yeah, remember the legend and know that he never surrendered because this is forever.